Automobilio ilgaamžiškumą lemia ne tik jo techniniai parametrai ir kokybė, bet ir tinkama priežiūra. Geras, kokybiškas remontas ir be abejo reguliari išorės ir vidaus priežiūra. Šiuolaikinės technologijos, tai yra lyginimas be dažymo, poliravimas, nano danga, garantuoja ilgai išliekantį automobilio naujumo efektą. Svarbu ir tai, kad naudojančias technologijas yra saugomas automobilio originalumas, nepažeidžiamas jo paviršius. Kodėl patarčiau rinktis lyginimą be dažymo? Tarkim, apkalbant dažymą, tai dažymui reikalingas nušlifuoti dažų paviršius, glaistymas reikalingas, gruntavimas, dažymas. Tai užtrunka gal net ir savaitę. Lyginimas be dažymo atliekamas per tą pačią dieną. Taigi dažnai žmonės atvažiuoja ir klausia, sako, ar galima šį įlenkimą padaryti be dažymo. Tai kokiusgi tuos įlenkimus galima padaryti be dažymo? Praktiškai visus, kuriuose yra nepažeisti dažai. Tai aišku, lietuviai taupo pinigą ir renkasi kartais būtent šį metodą, nors ir yra pažeisti dažai. Pirmas turbūt iš svarbiausių šiais laikais dalykų tai yra laikas. Visiems verslininkams automobilis yra kaip rankos, kaip kojos, yra labai svarbu laikas. Taigi, darant tradiciniu būdu, tarkime, kad ir paimkime šį Volkswageną, tokias duris užtruktų padaryti apie 2-3 dienas tikrai minimum. Be dažyminio lyginimo metu mes galime padaryti per porą valandų iki pusdienio, sakykime, didesni lenkimai užtrunka. Štai matėm įlenktas dureles. Durelės įlenktos gan stipriai. Dažytojai jau neapsimtų tokio darbo dažyti, o mūsų servise galima išlyginti ir be dažymo. Gali bet koks įlinkimas būti. Pirmiausia, mes klientą pakonsultuojam, apžiūrim įlinkimą ir pritaikom būdą. Tai gali būti, kad viena detalė sulankstyta, gali būti ir visas automobilis, tarkim, nuo krušos. Mes praktiškai krušos sulankstytą automobilį išlyginam per dieną laiko. Taigi, neseniai buvau automobilių turguje ir tiesiog stebėjau, kaip žmonės renkasi automobilius. Dauguma iš jų vaikšto tiesiog su lako dažų storio matuokliais ir tikrina automobilis, buvo dažytas ar ne. Taigi, jeigu jūs, tarkime, išsilyginat automobilį, dažai originalūs, lakas nepakitę, tas automobilis yra tiesiog nedažytas. Tai yra didžiulis privalumas tiek pardavėjų, tiek pirkėjų. Jiems automobiliams būtent yra tai, kad yra išlaikoma originali dažų danga, tiek lako sluoksnis, tiek dažų atspalviai nesiskiria. Tai va, jūs kaip turėjote originalų automobilį, taip ir turite. Yra daug mitų, kad žmonės kalba, sako, va, man ten buvo įlenkta, lygintojai ištiesino, bet ta duobė man vėl atgal sugrįžo arba ten pradėjo rudyti. Tai yra tikrai mitas dėl to, kad kai kurie klientai renkasi ne tokias kokybiškas paslaugas ir tada jie susiduria su įvairiais sunkumais. Yra žmonių, kurie bando padaryti tą lyginimą patys savo jėgom, tai tas kainuoja po to daugiau, nes paprasčiausiai yra sulaužoma detalė, sulankstoma per daug. Šoninių ir horizontalių detalių parkavimo įlinkiai ir kiti įvairaus dydžio įlinkiai be dažų pažeidimų ir aštrių kampų išlyginami be dažymo. Tai jums padės sutaupyti laiko ir pinigų. Kodėl verta? Kaina bus gerokai mažesnė nei dažymo ir dažniausiai neviršys franšizės, tai draudiminis įvykis. Darbas bus atliktas tą pačią dieną, paprastai remontas trunka vos kelias valandas. 50% atvejų bus išvengta ardymo ir surinkimo. Tai turės įtakos laiko sąnaudoms, kainai ir kokybei. Įlinkių taisymo kaina nustatoma individualiai priklausomai nuo pažeidimo.